O dabar norėčiau pakviesti patį pirmąjį mūsų šiandienos pranešėją. Tai labai jaunas, labai perspektyvus ir įdomus žmogus. Kaip startuoti versle arba 1+1=3. Toks yra jo pranešimo pavadinimas, o jį skaitys Justas Pikelis, Stebink LT įkūrėjas ir vadovas, verslininkas, buvęs didžėjus, įvairių renginių, projektų ir idėjų autorius. Plojimai sutikite Justą. Taip greitai nebus atsakymo. Yra idėja, bet viskas, kad būtų taip paprasta, kaip startuoti versle 1+1, aš ir noriu paaiškinti jums kuo elementariau, kuo paprasčiau. Žinot, kaip būna tos lėktuvuose saugos bukletai tie, kur rodo kaip, labai paprastai rodo, kaip 2000 km/h greičiu reikia tėkštis į žemę ir tie žmonės šypsosi kaip ramus, kaip indų karvės. Tai lygiai taip pat ir šiandien aš noriu labai paprastai paaiškinti, kaip 1+1, kaip pradėti verslą, lygiai tai kaip tame buklete. Ir pirmokui yra aišku, kad prieš smūgį reikia susigūžti, na ir pensininkui aišku, kad reikia prieš smūgį susigūžti. Tai aš manau, kad aš šiandien galiu labai elementariai, labai primityviai jums paaiškinti, nes esu jauniausias pranešėjas Verslas veža renginyje ir mes manau, kad labai gerai surasime bendrą kalbą, nes mūsų tas amžiaus skirtumas nėra labai didelis. Tai kiekvienas iš tikrųjų, kuris turi klausimą, gali bet kada kelti ranką, aš atkreipsiu dėmesį, manau, kad kažkokia mergaitė ar berniukas atneš jums mikrofoną ir jūs galėsite užduoti tą klausimą. O jeigu nedrįstate, galėsite jau po pranešimo bus laiko klausimams. Tai idėja. Idėja yra, ko gero, startas to verslo, kurį jūs norėtumėte pradėti. Bet ar idėja labai daug lemia? Mano nuomonė, idėja yra tik tais net ne trečdalis, net ne penktadalis, sakyčiau, 10 ar 15% komponentas sėkmingam verslui. Bet kad ir kaip bebūtų, idėjos nereikėtų užmiršti. Kaip išsirinkti idėją? Idėją reikėtų išsirinkti žiūrint į tai, ką jūs labai mėgstate ir tai, ką jūs sugebate. Ir surasti tą aukso viduriuką ir būtent išsirinkti tą sritį, ten, kur jūs esate kompetitingi, tai, ką jūs išmanote, bet tai, ką ir jums patinka. Nes aš galiu, net neabejoju, kad super sėkmingas žmogus nėra nei vieno ypatingai sėkmingo žmogaus, kuriam nepatiktų jo veikla, kuris būtų nelaimingas tai, ką daro.
Tai jeigu jūs norite būti super sėkmingi, ypač versle, jūs turite paimti ne tik tai, ką jūs sugebate, bet ir tai, kas jums patinka. Suradę tą jūsų auksinę idėją, turėtumėte atsižvelgti į kaip ją pritaikyti rinkai. Tai ko gero dažniausiai jūsų jaunų žmonių daromi verslai yra vadinami market disrupt. Tai yra, kai jūs sudrebinate rinką. Ateinate ir padarote senoje, padulkėjusi rinkoje kažkokį naują produktą, kuris sudrebina rinką. Arba produktą, kuris, tarkim, jau yra, bet jį pakeičiate ir padarote jį, kaip pavyzdys, gali būti jis greitesnis, jis gali būti kokybiškesnis, jis gali būti išimta kažkokia detalė, kuri jau seniai nebereikalinga, arba įdėta nauja inovacija. Tai čia yra market disrupt. Kaip pavyzdys būtų Airbnb tokia kompanija, kurią įkūrė 2 grafikos dizaineriai ir pakeitė visiškai viešbučių verslą. Problema buvo tokia, kad jie neturėjo pinigų už ką susimokėti nuomos, bet turėjo laisvą sofą. Ir kaip tik tuo metu mieste buvo labai daug žmonių, labai daug turistų, kuriuos reikėjo kažkur apgyventi ir apgyventi pigiai. Ir jie sako, gal mes išnuomokime tą savo sofą. Dabar tai yra milijardinis verslas, kuris sudaro labai nemažą konkurenciją viešbučiams, kur apgyvendina turistus. Gerai, mes turime idėją, turime tą auksinę idėją, kurią sugalvojom ir ko mums reikia toliau. Ką mes, su kuo mes galime ją įgyvendinti. Toliau, ko gero, būtų komanda. Ir jeigu verslo idėja sudarė tik tai 10 ar 15% verslo sėkmės, manau, kad komanda gali sudaryti nuo 30 iki 50% verslo sėkmės. Tai komandą reikėtų labai atsižvelgti, labai pažiūrėti atidžiai ir atkreipti dėmesį, kas yra jūsų komanda. Komanda susideda iš 2 dalių. Tai yra co-founderiai, arba lietuviškai būtų verslo bendraįkūrėjai ir žmonės, kuriuos jūs samdot. Šiandien mes dar nešnekėsim apie žmonės, kuriuos samdom, bet co-founderis, jūsų verslo bendraįkūrėjas, yra labai svarbu. Tai yra žmogus, kurį reikėtų taip atsargiai rinktis, kaip reikėtų atsargiai rinkti žmoną. Net nebejoju. Tai co-founderis arba vienas papildomas co-founderis, arba 2, arba 3, jų gali būti 5 ir 6, bet tyrimai rodo, jog geriausios kompanijos paprastai sudaro 3 co-founderiai. Co-founderis galėtų būti, kaip sakiau, jeigu idėja yra tarp to, ką jūs labai mėgstate ir tai, ką jūs sugebate, su co-founderiu yra labai panašiai. Jūs turėtumėte pasirinkti tą draugą, kuris labai patinka, kuriuo jūs pasitikite, ir tą draugą, kuris kažką sugeba. C variantas dar papildomas yra tas, kad tas draugas turėtų sugebėti kažką, ko jūs nesugebate. Kaip pavyzdys, aš esu iš vadybinės pusės žmogus, bet man reikia aš turiu technologinę idėją. Ir aš paėmęs draugą, kuris irgi taip pat supranta tik apie vadybą, kažin ar aš galėsiu sukurti produktą, kuris būtų technologinis. Nesamdyti žmogų yra viena, o turėti co-founderį, kuris rūpinasi, kuriam produktas rūpi lygiai taip pat stipriai kaip ir tau, yra labai svarbu. Tai mes pasirinkame žmogų, kurio pasitikime ir tai, kai jis kažką sugeba. Problema yra, jeigu mes nukrypstame daugiau į šitą pusę, tai mes turime žmogų, kuriuo labai pasitikime, kuris palaikys sunkių momentų, kuriam produktas lygiai taip pat rūpės kaip ir tau, bet problema gali būti, kad jo talentas ar kitaip sakant įgūdžiai netitiks verslo marškinių, jo pečiai bus per siauri paprasčiausiai. Tai reikėtų pasirinkti žmogų, kuris taip pat labai sugeba. Jeigu einam daugiau į šitą pusę, mes turime žmogų, kuris labai daug sugeba, bet aš nežinau, ar galėsiu jo pasitikėti. Mano nuomonė, aš sakyčiau, reikėtų surasti vidurį ir gal šiek tiek vienu žingsniu šiek tiek daugiau į šitą pusę. Nes išmokti, aišku, yra lengviau negu žinoti, kad ar gali pasitikėti tuo žmogumi. Gerai, mes turime idėją, turime savo mylimą co-founderį, ko mums toliau reikėtų. Aš kai paklausiau brolio, jam 18, jisai sako,
babkių. Na, iki babkių dar nereikėtų eiti, nors iš tikrųjų sena verslo filosofija, galbūt va dabar jau reikėtų pinigų, bet yra problema. Tarkim, aš ir mano co-founderis, mes labai tikim, kad reikia 9 ratų, devinračio. Ne? Ir mes jį pagaminame, mes tarkim paėmame 500 000 litų, kad galėtume prigaminti 1000 tokių dviračių 9 ratų. Ir paskui perka 3 žmonės jį. Aš, mano co-founderis ir jo pusbrolis. Ir mes liekame su 997 dviračiais ir išleidė visus tos pinigus. Tai dabar pagal naują verslo filosofiją, kurią, kaip vienas tokių dogmos pradininkų galbūt, arba vienas ryškiausių žmonių yra Eric Ries, kuris parašė knygą Lean Startup, tai siūlau visiems perskaityti ją. Jis siūlo, kad jums ką reikėtų padaryti, tai reikėtų paprasčiausiai ieškoti klientų. Mes turime idėją, mes turime komandą, dabar mums reikia klientų. Nes jeigu mes surandame žmonės, kurie norės to daikto, kurį mes gaminame, mums jau kažkiek pasisekė, mes jau kažką užčiapiame. Jeigu neužčiapiame, einame prie kitos idėjos. Ir einam tol, kol kažką užčiapiame. Tai ką reikėtų padaryti, norint rasti klientų? Kaip man jų rasti, jeigu aš neturiu jokio produkto? Aš tada einu ir apklausiu, tarkim, 500 žmonių. Ar jie norėtų to produkto? Ir netgi klausimas turėtų būti ne ar jie norėtų, o ar rytoj jie sumokės už tai pinigus. Nes jeigu manęs paklaustų, ar tu nori Lamborghini, aš sakyčiau, aišku noriu. Bet ar rytoj tu gali paduoti 600 000 litų už jį? Tai lygiai taip pat ir čia. Jūs turite paklausti, ar jūs mokėtumėte pinigus už šitą produktą. Ir tarp tų 500 žmonių neturėtų būti jūsų tėčio, mamos, brolio, sesės, dėdės, nes jie visi sakys, ne, Artūrai, nedaryk to, nerizikuok, geriau susirask paprastą darbą, nerizikuok, jokių būdų, žinok, apgaus tave, tikrai apgaus. Tai iš tų žmonių reikėtų, atsižvelgti, galbūt išklausyti juos, bet atsižvelgti ir aklai klausyti, reikėtų vengti. Lygiai taip pat, kaip ir nereikėtų apklausti tarp tų 500 žmonių jūsų draugų, nes jie sakys, gerai, Artūrai, šaunuolis, varyk, aš žinau, kad tu gali, svarbiausia tikėti savim, svarbiausia tikėti savo komandą, svarbiausia tikėti savo idėją, aš žinau, kad tu gali. Bet kai tu ateisi pas jį su tuo devinračiu, jis sakys, bet kad aš turiu dviratį. Tai apklausite 500 žmonių, kurių nepažįstate. Aš nežinau, ar Panevėžy galima taip daryti, bet aš manau, nieks netrenks per galvą. Jeigu trenks, tai 500 smūgių nėra galbūt tiek daug. Bet nueinate, apklausite 500 žmonių, ar jiems reikia to produktų. Ir jūs atsižvelkite į jų nuomonę. Į jų nuomonę labai svarbu atsižvelgti, nes jie bus žmonės, kurie jums mokės pinigus. Atsižvelkite į jų nuomonę, paklausite, gerai, mes turime tokį produktą, kas jums čia patinka, kas nepatinka, padarote tokią apklausą ir čia turite padirbėti. Turite padirbėti labai stipriai. Turėdami klientus, aš nežinau, 500 nėra skaičius, kuris labai turėtų figūruoti, kuris labai yra svarbus. Gali būti, jeigu jūsų produktas galbūt kainuoja 1 eurą, tai galbūt bus kažkokia aplikacija, ne? Tai reikėtų apklausti galbūt daugiau žmonių ir tokią labiau specifinę auditoriją. Galbūt jūsų produktas kainuos 10 000 eurų, tada jūs turite eiti vėl į kitą segmentą, galbūt pas verslo savininkus ir apklausti juos. Gerai, mes turime dabar puikiai idėją, mylimą komandą ir jau turime klientų. Ko mums dabar reikėtų? Va dabar mes jau galime atsižvelgti į tai, kad mums reikia pinigų. Tai paprastai yra tokia teorija, kad yra keletas skirtingų šakų, iš kur mes galime gauti pinigų. Aišku, apie tai galėtų geriau papasakoti sekantis mūsų pranešėjas Mindaugas Glodas, nes jis kaip tik ir dirba toje industrijoje, jis yra investicinio fondo generalinis direktorius, bet šiek tiek suteiksiu tokios labai elementarių žinių apie tai ir aš. Yra tokia FFF, tai yra
friends, family, draugai, šeima, and fools ir kvailiai, iš kur jūs galite gauti pinigus. Pliusas yra tas, kad jūs gausite pinigus, minusas yra tas, kad juos reikės gražinti. Ir pliusas taip pat galbūt, kad juos reikės gražinti, o ne duoti dalį savo kompanijos, bet kad juos reikės gražinti, tai tikrai, o jeigu negražinsite, tai jau tada mes žiūrime į kažkokius labai didelius vidinius konfliktus. Taip pat dar vienas minusas gauti pinigus iš šeimos, iš draugų arba iš tų vadinamų kvailelių, tai yra tas, jog jie jums žinių apie verslą nesuteiks. Ir čia yra, ko gero, pats tas primityviausias ir paprasčiausias būdas gauti pinigų. Kitas būdas yra verslo angelai. Ir daug kas susiduria, aš girdžiu, kad verslo angelai, tai žmonės galvoja, kad tai būtent žmonės, kurie dirba verslo angelų fonde. Bet tai verslo angelai yra toks bendras apibrėžimas apie žmogų, kuriam, toks paveikslas, tarkim, virš 40, jis jau yra pardavęs savo verslą arba savo verslą atidavęs kažkam vadovauti ir aktyviai jau jame nebedalyvauja. Bet jis turi pinigų ir tuos pinigus jis norėtų investuoti į jaunus žmonės, idėjas, kuriomis jis tiki, ir jis paskiria tuos pinigus. Pliusas yra tas, kad jis duoda pinigų, pliusas yra tas, jog jisai jų neprašys gražinti, bet jūs turėsite dalį savo kompanijos atiduoti jam. Tačiau, kitaip nei FFF, tas žmogus jums suteiks žinių. Jisai duos jums savo telefono numerį, kartas nuo karto jūs susitiksite su juo, jeigu iškils kažkokių problemų ir klausimų, jūs jam paprasčiausiai paskambinsite, sakysite, Arvydai, man kyla toks klausimas ir jis jums tikrai padės. Jisai pats yra suinteresuotas jūsų verslo sėkme. Jeigu jau jūs su savo komanda, su savo idėja, su savo klientais ir su savo MVP vadinamu, tai nesumaišykit MBA, Most Valuable Player, tai yra Minimal Viable Product. Kitaip lietuviškai būtų, veikiantis prototipas. Kažkokia labai elementari, labai paprasta jūsų verslo produkto forma, kuri veikia, bet kuri nėra kažkokia labai išpuoselė. Tai yra minimaliai padarytas produktas. Ir jį būtent jau jūs turite glūdinti per savo klientus. Jeigu jūs jau turite tokį dalyką kaip MVP, jūs galite eiti pas investicinį fondą. Ten pinigai yra didesni, nes jeigu mes į verslo angelą žiūrim, mes žiūrim maždaug iki geriausio atveju ten iki 1 milijono litų, jau fondas jau atsidaro didesni pinigai. Su žymiai jau didesnė atsakomybė, su tai, kad jūs ateisite su kažkokiais skaičiais, su kažkokiu įrodymu, jau apčiopite kažką. Jūs apčiopite savo klientus, jau žinote, kad jūsų produktas yra reikalingas, jūs turite kažkokių galbūt pardavimų, galbūt prisiregistravusių vartotojų ar konversiją jau iš jų padarę. Tai yra labai reikalinga einant pas investicinį fondą. Iš šitų dalykų iš šitų sričių gavus pinigus, jūs jau galite pradėti formuoti didesnę komandą, imti savo samdomus darbuotojus ir padaryti tą visą bendrą verslo paveikslą. Dėl ko aš sakiau, verslas, kaip startuoti versle 1+1 = 3, tai lygiai taip pat kaip tame lėktuve, kur yra saugos bukletas, ten yra parodyta, jog teškiantis į žemę 2000 km/h greičiu, viskas labai paprasta, visi labai ramus, visiems viskas labai aišku, tai lygiai taip pat ir čia 1+1 atrodo viskas labai paprasta, viskas labai elementaru, ar ne? Bet iš tikrųjų mes susidurime su tiek daug kintamųjų, kad tas 1+1 = 3 yra teisingam verslo lygtis. Čia jūs turite pagalvoti apie tai, kad nebus viskas labai paprasta, galbūt verslas ne kiekvienam yra skirtas, turi būti labai didelė rizikos tolerancija ir 1+1 = 3 taip pat rodo, kad bus labai sudėtingų momentų. Versle tikrai bus tokių momentų, kad nebūna dienos per vidurį. Būna arba pati geriausia diena tavo gyvenime, arba pati blogiausia diena tavo gyvenime. Tai jeigu jūs esate pasiruošę daryti tai tada labai gerai. Aš manau, kad tai yra puikus nuotykis
Tai yra tai, ką reikėtų bent kartą gyvenime padaryti. Ir jūs galite ir paklausyti savo tėvų ir mokytojų. Ir jie iš tiesų yra teisūs, sakydami, kad nerizikuok, neik, bus sunku, sužlugs ir panašiai. Tai yra labai didelė tikimybė, kad taip atsitiks. Bet jeigu jūs galite sustoti susitaikyti, jūs to nebijote, tada darykite. Ir verslas vienas yra labai geras posakis, kad kas yra verslas, kai tu šoki iš lėktuvo ir susikuri savo parašiutą jau tuo metu, kai krenti. Pats kuri savo parašiutą. Ir jeigu jau šokate, tai nedarykite taip, kad tik tais vieną koją po truputį tikrinate. Jeigu jau šokate, tai šokite. Ir aš jums linkiu, kad tas šuolis, jis būtų įdomus, jis būtų geras, kad jūsų parašiutas būtų didelis ir gražus. Ačiū jums. Tai kaip ir sakiau, jeigu kam kyla klausimų, tai kelkite ranką, būtinai atsakysiu apie verslą ar apie jo pradžią, apie vystymą, ar net nebūtinai, gal kam įdomu kiti klausimai. Taip, Justui galima užduoti dabar klausimus. Taip, turime vieną klausimą, prašom. Taip, Norėjau paklausti, o kaip dėl įmonės pavadinimo, kokį geriausia kurti, lietuvišką ar anglišką, tarkim, jeigu galvoji eiti į užsienio rinką? Jeigu galvoji į užsienio rinką eiti, tai be jokios abejonės pasirinkti į tą rinką, į kurią einate pavadinimą. Galbūt jūs domina tik tais Lenkijos rinka, tai reikėtų tada lenkišką pavadinimą pasirinkti. Jeigu jūs domina globali rinka, jūs kuriate kažkokį internetinį produktą, kuriate IT sprendimą, mes tada jau žiūrime į pavadinimą, kuris būtų angliškas. Ir žiūrėkite, kad pavadinimas atitiktų jūsų kompanijos esmę, kuriamą produktą ar teikiamą paslaugą, nes labai keista, kai paskambina iš kokios įmonės ir sako pavadinimą, kuris yra cool, nes labai dažnai dabar kuria 5 priebalsių ir vienos balsės junginį kompanijos, nes tai yra, tarkim, cool, nes tai kažkaip cool skamba, bet reikėtų atsižvelgti būtinai į tai, kad kažkaip turėtų pavadinimas ir atspindėti tai, ką jūs darote. Tik nedarykite to lietuviško seno labai gražaus modelio, jeigu gaminate langus, nevadinkite savo kompanijos Languva, kaip dažniausiai nutinka. Atsakiau į klausimą? Taip, ar turime dar klausimų Justui? Taip, turime ten merginos. Aš kaip visada be 5 klausimų neišeisiu, o jeigu nebus jų, taip pat savo jos užduosiu. Sunku įjungti mikrofoną, ar ne? O šaukti aš galėsiu gal pakartot? Mergina paklausė, ar man apsimokėjo, taip? Klausė. Ar aš džiaugiuosi tuo, jog mečiau didžėjaus karjerą ir perėjau į verslą? Tai buvo mano racionalus sprendimas, šalto proto, logiškas sprendimas. Aš žinojau, kad aš anksčiau ir vėliau baigsiu didžėjaus karjerą. Aš iš tikrųjų galvojau, kad aš ją vėliau baigsiu, negu baigiau. Bet aš norėjau išeiti tada, kai dar norėjo mane samdyti, kai dar buvau įdomus. Ir būtent tada išėjau, nes, aš norėjau pradėti verslą, aš jaučiau, jeigu pasižiūrėtumėte praeitą mano pranešimą Verslas veža renginyje, suprastumėte, apie ką kalbu. Aš jaučiau, kad ne ten yra mano pašaukimas. Didžėjus yra tai kažkas, kas man patiko daryti, kas man suteikė tam tikrų žinių, bet aš jaučiausi ne tarp tų žmonių, tarp kurių norėčiau būti. Ir apskritai ta veikla galbūt net nepasirodė man tokia, kokia aš įsivaizdavau, kad jį yra. Tai aišku, buvo smagus darbas, bet jis toli neveda. Ir perskaitęs Senekos knygą, filosofo Senekos knygą, apie tai, jog viskas, ką darai, turi turėti galutinį tikslą. Ir galutinio tikslo aš didžėjaus karjeroje nemačiau. Ir man iš tikrųjų labai sunku įsivaizduoti. Aš manau, kad apskritai per visą mūsų nepriklausomybės istoriją yra vienas didžėjus, kuriam tikrai pasisekė. Ir jam pasisekė prieš, galima sakyti, šiais metais tik tais, kai jis tikrai iššoko į užsienio globalią rinką, uždirba labai didelius pinigus,
yra trokštamas didžiausių pasaulio klubų ir yra labai vertinamas. Ir netgi sakyčiau, kad jisai ne didžėjus, jis yra daugiau produceris. Tai ar aš to gailiuosi, tai tikrai ne. Aš nežinau, gal gailėsiu, dar nedaug laiko praėjo. Bet verslas yra tai, kas veža. Verslas yra tai, kas mane veža ir aš kaip sakiau, yra tokie, žinot, krumpliaračiai ir jie kažkodėl nesisuka, nes trūksta vieno jungiamojo. Ir didžėjaus darbe, renginių organizatoriaus darbe aš nejutau, kad užpildo kažkas man tą krumpliaratį. Ir kai pradėjau verslą, tas krumpliaratis įsidėjo ir viskas pradėjo suktis. Viskas pasijuto, kaip amerikiečiai sako, feels right. It felt right. Man tai labai patinka ir iš tikrųjų, mane verslas veža. Ačiū labai už klausimą. Ar turime dar klausimų Justui? Jeigu yra žmonių, kurie nori užduoti klausimą, būkit geri, pakelkite ranką. Taip, turim vieną vaikinuką. Netrukus pas jūs ateis mikrofonas ir galėsite užduoti klausimą. Prašom. Tai klausimas, ar stebink.lt buvo pirmoji jūsų verslo idėja? Ir jeigu taip, tai kaip jums šovė galvą? Tai nebuvo mano pirmoji verslo idėja, aš turėjau 2 verslus prieš tai, bet vis tiek tikriausiai net jeigu neigiamas atsakymas, aš atsakysiu dėl ko, kaip man kilo ta idėja. Aš kaip ir sakiau, paėmiau tai, ką aš sugebu, aš pažinojau nemažai žymių žmonių, aš žinojau, kaip su jais reikėtų bendrauti, taip pat aš žinau, kas man patinka ir man labai aš susidomėjau greitai augančiais verslais, tai yra startupais, ir aš kažkaip pabandžiau tas 2 sritis sujungti. Ir aš galvojau, ką aš galiu padaryti ir iš tikrųjų taip sutapo, kad būdamas didžėjus aš gaudavau daug pasiūlymų įrašyti video klipą, kuriame sveikinu kažkokią mergaitę ar berniuką su gimtadieniu. Arba perduodu tiksliau linkėjimus. Ir paskui taip nutiko, kad aš jų gaudavau vis dažniau ir dažniau, porą per mėnesį, kartą per mėnesį. Ir aš galvoju, kad jeigu aš tiek jų gaunu, kiek gauna koks Vaidas Baumla, kuris yra labai populiarus palyginus su manim. Ir aš jam paskambinau, sakau, Vaidai, papasakau, kaip yra. Sako, aš kiekvieną dieną jos gaunu. Aš galvoju, gerai, dabar iš čia galima pradėti daryti verslą. Tai Vaidas, ko gero, ir buvo galbūt pirmas žmogus, kurį užkalbino dalyvauti projekte. Ir dabar projekte dalyvauja 35 žinomi Lietuvoje vardai. Tai sakau, idėja yra tai, ką reikėtų, kaip jie išgimdyti, tai iš pradžių kažkokio ieškoti racionalaus apčiupimumo ir galbūt ir turi ateiti ta kūrybinė idėja. Na ir kaip visada, aišku, jinai užpuolė mane besimaudant duše. Ačiū, kad apie dušą papasakojat. Ačiū labai Justai, mūsų laikas klausimams kaip ir pasibaigė dėja. Užteks 3, ar vis dėlto 5? Nes jeigu yra dar žmonių, dar vieną klausimą. Turime dar vieną klausimą. Koks verslas lengviausias ir pelningiausias? Narkotikų tikriausiai. Dar vienas iš klausimas. Aš suprantu, kodėl klausi tokį klausimą ir kad domina tikrai toksai klausimas, bet lengvų pinigų nėra. Čia bet kas pasikeis. Nėra tokio dalyko kaip lengvi pinigai, nes visur vyrauja harmonija ir kažkas tada bus ne taip. Arba jisai greitai sužlugs, jeigu tai yra lengvi pinigai, arba tai kažkokia legali spraga, tai yra teisinė kažkokia spraga, kurią pasinaudoji. Nėra tokio dalyko kaip lengvi pinigai ir lengvas verslas, kur didelis pelningumas. Kur reikėtų eiti, kokią industriją pasirinkti, tai labai sunku atsakyti į tokį klausimą. Reikėtų, jeigu žiūrim į rinką, kuri, tarkim, dabar labai gerai juda, tai tada, kai jau pradėsi verslą, jinai bus išjudėjus. Jeigu pasižiūri į rinką, kuri yra perspektyvi ir pradėsi daryti verslą, tada, kai jau tu įsikursi ir padarysi savo produktą, tada jau bus didelė problema, nes bus labai pripildyta ta rinka. Ieškoti rinkos, kuri spėlioti, kuri išvažiuos, irgi yra labai sudėtinga. Aš neįsivaizduoju, kad kas nors galėtų pasakyti, kad už 20 metų, būtent, ar už 10 metų bus ta rinka labai, labai gera ją įstoti. Ne? Ir kad ir kaip bebūtų, nereikėtų ieškoti to verslo, kuris yra lengvas, ar kuris yra pelningas, reikėtų verslo ieškoti, kuris yra skirtas tau.
Tai jeigu kas nors dar turės klausimų, tai aš būsiu čia pusvalanduką, tai galite prieiti drąsiai ir pabendrausim. Ačiū Jums.